Mes tapę opoziciją labai aiškiai suvokiam, kad iš tikrųjų turim dirbti efektyviai, netinginiaut. Aš visą laiką formulavau labai aiškiai, kad yra trys svarbiausi dalykai šešėlinės vyriausybės. Tai vienas yra efektyviai, reguliariai ir sistemingai prižiūrėti valdžios veiklą. Tai yra stebėti, ką jie daro, jeigu daro kažką blogai, tai kritikuoti, jeigu daro gerai, tai ir paremti, bet kad mes, sakant, turim pastoviai sekti, ką daro valdžia. Antras dalykas, kurį irgi keliam savo kaip labai svarbu uždavinį - telkti žmogiškus resursus. Jau dabar galvoti ir ruoštis būsimom didesnėm atsakomybėm, kad nebūtų taip, kaip su dabartinė valdžia, atėjo į valdžią ir, taip sakant, žmonių neturi. Ir trečias dalykas - tai plėtoti ir vystyti savo idėjas. Savo tam tikrus pasiūlymus svarbiausiose srityse. Jau keletą tokių labai stiprių, mano manimų, strateginių dokumentų mes esam pateikę ir įstatymą dėl vietinės ekonominės plėtros ir naujos regioninės politikos ir Rusijos minkštųjų galių sulaikymo strategiją. Tai darbas, kuris leis gavus didesnės atsakomybės dirbti žymiai efektyviau. Iš tiesų labai sveikinu šitą iniciatyvą, kad atsirado tokia šešėlinė vyriausybė. Aš tai laikau tikrą opoziciją, konstruktyvę opoziciją. Čia yra pirmas kartas, kai opozicijoje esantis asmenys pradėjo reikšti savo nuomonę į dabartinius įvykius. Tai išsakyti savo nuomonę iš karto, taip pat žmonės, kurie nėra politikoje, gali taip pat savo nuomonę pareikšti ir manau, šios diskusijos būdu galima rasti tikrai puikių sprendimų ir matomas yra bendras galbūt vaizdas tada, kaip žmonės kiti vertina tuos sprendimus.